susipažino ligoninėj, jis gulėjo tada traumatologiniam. Ji vidaus lygų skyriuje, po eilinio bandymo nusinuodyti. Jie susipažino ligoninėj, kur tiek daug skausmo ir baltų chalatų. Juos supažindino moteris, kuri dirbo draudimo agente. Meiliai visai nesvarbu, kur ji gimsta, meiliai visai nesvarbu, kur ji numirs, meiliai visai nesvarbu, kur ji gimsta, meiliai visai nesvarbu. Jis buvo nusivylęs vasarą, o į gyvenimo iš viso taip nekentė. Jam patiko jos ilgos baltos kasos, o jei tai, kad jis baikeris. Jie greitai bendrą kalbą surado ir aistra juos abu laukinė užvaldė. Jie padarė tai, ką reikia daryti, kai žmonės tu traukia vienas kitas. Visi kartu. Meiliai visai nesvarbu, kur tai daryti, meiliai visai nesvarbu, kur nedaryti, meiliai visai nesvarbu, kur tai daryti, meiliai visai nesvarbu. Traumos ir dvasinės žaidose mėgyti net baisu, ką gali meilė padaryti. Daktarų komisija nesupranta, kas čia vyksta, gal čia nais keistų marsiečių datų. Ir tik tai tas, kas šitą meilę siuntė tyliai. Juokėsi vienas atsistojęs už kampo. Jis žino, kad meilė geriausia gydo. Jis žino, kad seksas tai geriausias vaistas. Meiliai visai nesvarbu, ką ji išgydys, meiliai visai nesvarbu, kas mirs nuo jos, meiliai visai nesvarbu, ką ji išgydys, meiliai visai nesvarbu.